Tie sutrikę, biškiai galva sunki, liks sunku orientuotis, tai va tie smegenų požymiai susiję su būtent mitokondrijom. Ir netgi šituo atveju, jeigu skirsim antioksidantus, mes gausim pagerėjimą. Pasirodo, miego trūkumas, jis yra laisvų radikalų tsunamis. Kitą dieną žmogus gali eiti toksai kaip liktai pagiriojęs, nors visai negėrė, o tiesiog nedavėgoja 3 ar 4 valandų. Tai vėlgi, miego korekcija mes puikiai turim gerinti tiek su alfa-simpatolitikais, tiek su GABA stimuliatoriais ir taip toliau. Įvairių mes turim resursų. Bet neužmirškim, kad jeigu žmogus turi miego sutrikimą, jam būtina skirti antioksidantus, polifenolius. Dėl to, kad mes turim kompensuoti miego trūkumo efektą į organizmą, į smegenis, kraujagysles ir visą kitą. Čia netgi gali būti net ir natas, tam gali pasitarnauti. Kitas preparatas, ką aš mėgstu mažinti oksidacijai, yra puikus polifenolių miksas Melostar Infinite. Tai aš šitą atradau prieš 2 metus per konferenciją LSM, kur pristatėme rytą ir tikrai labai pamėgau. Ten yra vynmedžio, vitis vinifera, yra baikopa, ypatingai stiprus antioksidantas, kuris pereina į smegenis patenka, ir yra ginkmedžio ekstraktas. Pakankamai didelė dozė, 50 mg, net Tanakano tabletė yra 40. Tai tikrai miksas geras ir iš tikrųjų aš pastebėjau tiek vaikams, aš jau nuo 12 metų skiriu, tiek suaugusiems. Padeda tikrai va tą tokį kognityvinį susikaupimo, dėmesio atstatymą tikrai labai gražiai atkurti.